Tai noriu pakviesti pačią pirmąją pranešėją. Tai yra mano kolegė iš OVC Consulting, Diana Palivonienė. Ji turi beveik 20 metų organizacijų vystymo ir konsultavimo patirties. Ir jos pranešimas yra apie štai ką. Turime kompetencijų modelį, o kas toliau? Ką su to galima daryti, kad jį maksimaliai išnaudoti, kaip valdymo įrankį, kad jis neliktų tik popierėje. Kągi, labą dieną visiems. Malonu matyti jūs taip gausiai susirinkusius šiandien šioje konferencijoje, kur galima galbūt padėti tašką projektui, bet iš kitos pusės tai tik tai pradžia iš tiesų ilgo ir, aš sakyčiau, labai įdomaus darbo. Darant personalo valdymą tikrai profesionalių personalo valdymų valstybės tarnyboje. Aš savo pranešime apžvelgsiu keletą dalykų. Iš tiesų, gana daug remsiuos ne tik tai viešojo sektoriaus patirtimi, bet ir privataus sektoriaus patirtimi. Todėl, kad, kaip Matas minėjo, jau beveik 20 metų dirbu savo darbą ir man teko matyti ne vieną organizaciją besidiegiančią kompetencijų modelį ir einančią šituo ilgu pakankamai, bet labai įdomiu keliu. Nuo pradžios, nuo tos idėjos, kad mums reikia kompetencijų modelio, iki to, kai kompetencijų modelis pasidaro tokių savaime suprantamų dalykų, kad kai kurių klientų klausia, kaip jisai tenai veikia, nuo ko jūs tenai viską pradėjote, sako, mes jau neatsimenam. Tai yra savaime suprantama mūsų darbo dalis. Taigi šiandien savo pranešime aš norėčiau pasižiūrėti į tokias 3 galbūt pačias pagrindinės dalis. Tai patį tą pokytį, kurį jūs dabar praeinate, turite kompetencijų modelį. Tai kas keičiasi iš esmės ir kas iš to, kad jūs jį jau turite. Vėlgi, jūs į tą klausimą atsakote iš savo pusės, aš į tai daugiau atsakyčiau iš tų klientų, su kuriais teko dirbti ir kurių darbe teko matyti tuos pakeitimus pusės. Kitas dalykas - taikymas. Kompetencijų modelis tai tam tikra prasme nėra galutinis produktas. Nors, aišku, jūs padarėte didžiulį projektą ir dabar jau yra metodika, kuri gražiu leidiniu išleista ir jūsų maišeliuose jo radote, bet tai yra tik pusgaminis kitiem personalo valdymo įrankiam. Ir jos visa vertė pasijunta būtent tada, kada jie yra taikomi. Taigi apie taikymą šiek tiek kas, kur, kaip, kada, nes tai yra tas etapas, kuris jūsų laukia. Ir taip pat diegimo dalykus. Modelis nepradeda veikti tada, kada jisai yra patvirtinamas įsakymu. Tai yra tik tai formalus žingsnis. Modelis veikia tada, kada žmonės jį naudoja. Ir yra daugybė labai gerų sistemų, labai gerų modelių, labai gerų įrankių, kurie techniškai yra tobuli, bet praktiškai gali sakyti, kad jie nėra vertingi ne dėl to, kad jie yra blogai padaryti, o dėl to, kad mes jų tiesiog nenaudojam. Tai kai kurie dalykai apie modelio taikymą. Taigi 3 svarbiausi dalykai ir tada eime iš karto prie pokyčio reikalų. Iš ties, tai, kad dabar valstybės tarnyboje bus kompetencijų modelis, mano akim žiūrint, kaip žmogaus dirbančio konsultantų šitoje sferoje ir kaip sakau, matančio įvairias organizacijas akimis, tai yra tikrai žingsnis į kitą kokybės lygmenį personalo valdyme. Noriu pradėti nuo klausimo jums, ar nuo teiginio galbūt. Labai visų mėgstamas teiginys. Darbuotojai yra didžiausias mūsų turtas, mūsų organizacijų turtas. Ar sutinkate su šito teiginiu? Darbas įpareigoja, ar ne? Profesija tiesiog įpareigoja sakyti, kad taip, sutinkame. Labai teisinga pastaba, žiūrim, kokie darbuotojai. Ar ne? Iš tiesų, šitas teiginys labai ilgą laiką skambėjo kaip savotiškas šūkis. Darbuotojai yra didžiausias mūsų turtas. Ir tikrai reikia laiko, kad organizacija suvoktų, kad tai yra ne tik tai gražūs žodžiai, ne tik tai gražus pareiškimas, bet kad iš tiesų didžioji dalis mūsų organizacijų turto, jų vertės, 5 valandą vakaro išeina namo. O ryte jie gali pareiti arba jie gali pasirinkti eiti kažkur tai kitur. Ir tada klausimas, ką mes su ta didžiaja mūsų organizacijos vertės dalimi darom.
Iš tiesų yra daug tų terminų - personalo valdymas, žmogiškųjų išteklių valdymas, žmogiškojo kapitalo valdymas, yra ir toks terminas. Ir tie, kas skaičiuoja žmonės kaip tam tikrą kapitalą organizacijų, sako, kad iš tiesų ta neapčiuopiamai kapitalo dalis, tai yra ne tie asignavimai, kurie yra skiriami mūsų veiklai, ar mūsų pastatai, ar kas tai bebūtų materialaus ir pačiupinėjimo, o būtent ta neapčiuopiama mūsų organizacijos dalis daugelio organizacijų sudaro 70–90% jų tikrosios vertės. Taigi, ką mes darome, kad šitą patį didžiausią turtą valdyti? Kad tada, kada kyla pačios didžiausios diskusijos dėl to, būtent kokios valdymo priemonės turėtų būti taikomos, mes galvotumėm ne tiek apie tą materialią pusę, kiek apie būtent tai, ką mes geriausio galime gauti iš savo darbuotojų. Nes jūs labai taikliai pastebėjote, ne bet koks darbuotojas yra jos turtas. Geras žmogus yra ne profesija. Mums reikia teisingų žmonių, teisingoj vietoj, teisingų laikų. Ir dar norinčių prisidėti prie mūsų organizacijos. Darbo prie jos vertės kūrimo. Tam ir egzistuoja kompetencijų modeliai organizacijose. Iš tiesų, jeigu taip pabandyti sukondensuoti pačią esmę to perėjimo nuo to, kur pagrindinis dėmesys buvo skiriamas anksčiau ir kuris turėtų būti skiriamas tada, kai organizacijos naudoja kompetencijų modelius, aš bent jau sakyčiau, kad esminis perėjimas yra tame, kad mes dėmesį savo pagrindinį nukreipiame nuo to, ką mes darome, nuo to, kas ten yra tose pareigybių aprašymuose, kas yra darbo sutartyse ir kitose dokumentuose, į tą, ką ir kaip mes darome. Nes nepakanka daryti, reikia daryti teisingai. Reikia daryti taip, kad iš to būtų naudos visiems suinteresuotiem asmenim ir taip, kad mes tikrai didžiuotumėmės savo darbą, kurį mes darome. Taigi, jeigu taip sukondensuoti esminį perėjimą, aš sakyčiau, kad pereinam nuo to, ką dirbame, prie to, ką ir kaip dirbame. Ir jeigu taip pasižiūrėti svarbiausius modelio privalumus, ką jisai duoda, tai aš jau minėjau tą dalyką, kad kompetencijų modelis tai yra tam tikra prasme tarpinis žingsnis, tarpinis laiptelis, savotiškas pusgamis. Tam, kad veiktų visos kitos personalo valdymo sistemos organizacijoje. Tam, kad būtų vieningas pagrindas ar tada, kada mes galvojam apie darbuotojų atranką, ar tada, kada mes galvojam apie tai, kaip mes juos ugdysime, ar tada, kada mes galvojame, ką iš jų verta kelti į aukštesnį karjeros laiptelį. Ir tada galima įsivaizduoti, kad kompetencijų modelis yra kaip savotiškas stuburas. Viso personalo valdymo, viso žmonių valdymo organizacijoje stuburas. Kitas esminis dalykas, į kurį aš atkreipčiau dėmesį galvojant apie tai, kągi duoda vis tik tas kompetencijų modelis, tai aiškus prioritetai. Iš tiesų, valstybės tarnyba yra tokia didžiulė, kad išskirti tuos prioritetus, išskirti tas svarbiausias žinių, gebėjimų sritis, nuostatas svarbiausias darbe, į kurias reikėtų orientuoti savo darbą, tai iš tiesų yra milžiniškas darbas ir tikrai galima tik tai pagerbti šitą projektą, jo vykdytojus ir jo rezultatus. Tokio dydžio kompetencijų modelio kūrimo ir diegimo Lietuvoje nebuvo ir nežinau, ar bus ateityje. Tai yra savo mastelės vienas didžiausių dalykų. Tai vat įsivaizduokim visiems tam tūkstančiam ir tūkstančiam valstybės tarnautojų, kas yra patys svarbiausi prioritetai. Į ką yra kreipiamas svarbiausias dėmesys, kad mes atsakytumėm, kaip jie turi dirbti, kad būtų rezultatas. Iš tiesų, kai kompetencijų modeliai yra kuriami, kai jos kuria verslo organizacijos, stengiasi tam kompetencijų sąraše įskirti, ne tiesiog dažniausiai pasitaikančias žinių ir gebėjimų sritis, bet tas sritis, kur mes, darydami šitą darbą, tikrai tikime, kad jeigu mes turėsime tokius žmonės, mes būsim laiminčia organizacija. Tai labai stipriai susiję su organizacijos ambicijomis, su tuo, kokiais norima būti, kokius norima savo žmonės turėti. Ir tai yra orientuota į ateitį. Ir iš tiesų, tai nereiškia, kad mes galime prašyti viską, ką mes darome. Ir nereikia prašyti viską, ką mes darome.
Tai reiškia, kad yra išskiriami tie patys svarbiausi aspektai, štai jie ir šitoje skaidrėje prieš jūs, kuriais, jeigu mūsų žmonės tai mokės, žinos ir sugebės, mes tikime, kad mes tikrai galėsime būti ta priešakinė organizacija ir kad valstybės tarnyba Lietuvoje jinai tobulės. Čia veikia tas taip vadinamas Pareto principas, 20-80 principas. 20% mūsų pastangų duoda 80% rezultato. Vadinasi, mums reikia žinoti 20% tų svarbiausių savo žmonių savybių, kurias vystant mes galėsime pasiekti strateginius tikslus. Taigi aiškus prioritetai ir aiškus privalumai visos jūsų milžiniškos sistemos mastu. Bet kas kartu su tuo yra gražu, kad nežiūrint šitos tokios aiškios pakankamai sistemos, joje yra laisvė suteikiama jūsų institucijoms. Į visą kompetencijų sistemą galima žiūrėti architektūrinių principų, kaip į tam tikrą namą. Ir apačioje mes turime pagrindą bendrasias kompetencijas, tai yra tas kompetencijas, kurios yra svarbios absoliučiai bet kam valstybės tarnyboje ir kurių tikrai turi būti reikalavama iš visų žmonių, kad mes sakytumėm, kad jie darbą atlieka gerai, tai yra tarsi pamatas visos tos sistemos. Yra tos kolonos specifinės kompetencijos, kurios priklauso nuo to, kokioje srityje žmonės dirba, nes faktas, kompetencijos negali būti absoliučiai vieningos visiems. Yra stogas, kuris ir apsaugo mus ir rodo ten kažkur tai į viršų, į dangų, tai yra vadovavimo ir lyderystės kompetencijos. Vėlgi būtinos, privalomos visiems vadovams mūsų organizacijos. Bet yra tenai tokia tarpinis antstatas, profesinės kompetencijos, kur mes galime savarankiškai savo organizacijoje pasirinkti. Tai kokio lango mes norėtumėm šitam name, kaip balkonas mūsų turėtų atrodyti, ar kokias užuolaidas mes tenai pakabinsime. Taigi, tikrai šitas modelis yra gražus ir naudingas tuo, kad jisai šalia tų svarbiausių prioritetų, kuriuos jisai užbrėžia, jisai duoda pakankamai laisvės, jisai nubrėžia minimalią kartelę, kurią turėtų atitikti žmonės. O tam, ką jūs norite maksimaliai padaryti, čia jau jūsų darbo, jūsų norų, jūsų ambicijų reikalas. Taigi minimali kartelė yra, o ką jūs pasieksite, mes šiandien išgirsime kai kurių labai gražių pavyzdžių, kas jau yra pasiekta šitoje srityje. Ir jeigu taip pasižiūrėti į tas išvardintas ypatybės, ką mes su kolegomis išskyrėme, tą vientisumą, prioritetus ir lankstumą, kurį modelis suteikia. Iš tiesų, kas iš to? Mes pasakytumėm, kad svarbiausias dalykas tai yra galimybė pereiti nuo personalo administravimo, kuris irgi yra būtinas, kuris irgi yra labai svarbus, prie tikro personalo valdymo. Ir atitinkamai tada personalo specialistų vaidmuo su šituo pokyčiu mūsų supratimu organizacijoje irgi po truputėlį turėtų keistis. Nes jeigu grįžtų prie tos minties, kad žmonės yra didžiausias organizacijų turtas, tai vadinasi tie, kas padeda valdyti didžiausią organizacijos turtą, jie yra ne tiesiog specialistai. Verslo organizacijose paskutiniu metu žmogiškų išteklių specialistai, jie netgi ir vadinami yra partneriais, verslo partneriais organizacijoms ar padaliniams organizacijos viduje. Todėl, kad jie siūlo strateginius sprendimus. Todėl, kad jie mato, kaip dar geriau galima valdyti šitą strateginį organizacijos turtą. Netgi pats pavadinimas, jisai labai daug pasako apie tą reikšmę, kuri yra suteikiama šiai funkcijai. Ir šitiems įrankiams, apie kuriuos mes dabar šnekame. Taigi, kompetencijų modelis, kaip tas stuburas, apie kurį aš šnekėjau, kuris suteikia pagrindą visoms personalo valdymo sistemoms, jis įgalina tapti tuo strateginiu partneriu organizacijos vadovams. Taikymas yra labai platus. Ir kaip aš jau minėjau, kiekvienas faktiškai personalo valdymo įrankis, ne tik personalo valdymo, ar mes šnekėsim apie IT sistemas, ar apie personalo valdymo įrankius, ar apie kitus valdymo įrankius, principas čia galioja tas pats, kad kiekvienas įrankis yra geras tiek, kiek jisai yra panaudojamas. Ir aš norėjau parodyti šiek tiek skaičiukų
šiek tiek dalykų iš statistikos verslo organizacijų, kai jose būdavo apklausami žmonės diegiant kompetencijų modelius, kam svarbiausia jie yra panaudojami. Tai aišku, svarbiausias dalykas tai yra labai konkretus, labai aiškus, labai suprantamas elgesio modelis. Ko mes tikimės iš savo darbuotojų ir už ką mes juos vertiname. Nes vertinimo aspektas paprastai yra neatsiejamas nuo kompetencijų modelių diegimo. Vertinimo aspektas įvairiais kampais. Ar mes šnekėsime apie atranką, kada mes vertinam dar tik ateinančius pas mus, ar mes šnekėsime apie darbuotojų veiklos vertinimą, ar kaip valstybės tarnyboje tai užsivadina tarnybinių veiklos vertinimu. Pagrindas yra tas pats kompetencijų modelis. Ir principas, kuris čia veikia, yra labai paprastas. Ką matuosim, tą ilgainiui ir gausim. Tai kai turim labai aiškę atskaitos sistemą, tam tikrą liniuotę, tam tikrą įrankį matuoti kompetencijų modelio pavidalu, tada tą galim sistemingai daryti. Ir tada po truputėlį darbuotojų elgesys ims keistis. Aišku, šitas pokytis jisai nėra greitas. Aš apie tai pašnekėsiu truputėlį vėliau ir reikia realistiškai galvoti apie tą laiko skalę, per kiek tą efektą galite pajusti ir per kiek pasijus tą įtaką. Taigi, tam tikros organizacinės kultūros formavimas, vienodų elgesio standartų formavimas, gero darbo atlikimo, aukštų rezultatų paskatinimas. Ir kas dar yra svarbu, tai, kaip matote, čia yra akcentavimas to, kad žmonės gali įgyti tam tikrą konkurencinį pranašumą. Tai yra nauda ne tik tai organizacijai, bet ir pačiam darbuotojui. Nes yra labai natūralus dalykas, kai mes gauname naują kažkokį tai valdymo įrankį, mums visiems kyla klausimas, kas man iš to, kad aš jį taikysiu. Tai kas iš to yra naudos organizacijai ir yra naudos atskiriam žmonėm. Jeigu aš žinau iš anksto, ko iš manęs norės, pagal ką mane vertins, man tada yra žymiai lengviau orientuotis sudėtingoje darbo jėgos rinkoje. Ir tada aukštesnių kompetencijų turėjimas, jisai visą laiką yra pranašumas, kai aš iš anksto žinau, ko būtent iš manęs norės. Na ir kompetencijų sąraše, kaip taisyklė, visą laiką yra tam tikri dalykai apie bendradarbiavimą, apie komandiškumą, apie dalinimąsi informaciją. Taigi tas modelis taip pat dažnoje organizacijoje yra naudojamas ir tam, kad šitos dalykus paskatinti. Tai čia tiek statistikos, o pasižiūrėkim trumpai labai į tam tikrus dalykus, į tam tikrus aspektus, kaip šitas modelis yra pritaikomas būtent panaudojant konkrečias personalo valdymo priemonės. Ir aišku, natūraliai viskas prasideda nuo atrankos, nuo to, kokie žmonės pas mus ateina į organizaciją. Ir iš tiesų, kai turi kompetencijų modelį, tai tada yra labai aiškus tas filtras, kokių žmonių mums reikia. Kokių žmonių mes turime ieškoti, ką jie turi žinoti, mokėti ir sugebėti, kad jie taptų mūsų organizacijos nariais ir galėtų sėkmingai prisidėti prie jos veiklos rezultatų. Faktas, kad tam tikri dalykai, kurie atsiduria kompetencijų modelyje, jie turi būti išversti į atrankos kalbą. Ir kai galvoja apie tai, o kaip įvertinti vienus ar kitus dalykus atrankos metu, tai tos bendros frazės, čia yra tiesiog pavyzdys, jeigu paimti jūsų kompetenciją organizuotumas, kurie apibrėžta taip, kaip planuoja veiklą ir laiką, nusistato prioritetus, veikia neatidėliodamas, tai tada klausimas, kaip tai išversti į jūsų turimas atrankos priemonės. Aišku, jūs kaip personalo specialistai tuos dalykus esate, manau, įvaldę ir įvaldę gerai, bet kai man tenka susidurti su vadovais viešojo sektoriaus organizacijose, aš pastebiu, kad vis dar tai, kaip atrankos metu įvertinti tokius dalykus kaip organizuotumą, atsakingumą ar panašias kompetencijas, tai vis dar yra tokia paslaptis, kurią reikia atskleisti ir kurios reikia mokytis. Ir iš tiesų, kai pasižiūri į verslo organizacijas, kokias praktikas jos taiko, tai įprastas dalykas yra turėti tam tikrus konkrečius paruoštukus, ar čia tiesiog aš kelis pavyzdžius įdėjau, ar interviu klausimų pavidalu, apie ką mes galime paklausti, kokius klausimus mes galime užduoti, kas mums geriausiai parodytų, ar tas žmogus tikrai turi tokių savybių, kokių mes ieškom. Ar tam tikrų praktinių užduočių, kurios, iš mano patirties, iš mano kolegų patirties, galim pasakyti, yra
labai paprastas, bet vienas iš galingiausių būdų, kaip įvertinti žmogaus gebėjimus tada, kada tu jo dar nesimatęs akyse anksčiau, kai galbūt tai yra pats pirmas susitikimas. Nes tada mes galim daug šnekėti apie tai, kokie organizuoti mes esam, bet kai tu paprašai parodyti, tai tu tada arba matai, arba nematai. Viskas tada yra labai paprasta. Taigi, tas kompetencijų modelis, galvojant apie tai, kaip jį taikyti atrankoje, geriausiai veikia tada, kai jį išverti tokiais interviu klausimais, praktinėmis užduotimis ir kai tai yra paruošta ir įduota į rankas vadovams, kurie, jūs galite įvertinti, jūs galite techniškai gerai suprasti, ko vienas ar kitas žmogus vertas, bet galutinis sprendimas geriausia, kai jisai yra vadovo. Todėl, kad be kompetencijų, be tų visų teisingų dalykų, kas yra jūsų sąraše, visą laiką dar egzistuoja tam tikras chemija tarp žmonių. Susidirbsime mes kartu, ar negalėsime dirbti kartu. Ir tai šalia visų teisingų dalykų surašytų kompetencijos sąraše irgi paskatina rinktis vieną arba kitą kandidatą. Kitas dalykas tai yra veiklos vertinimas. Tarnybinės veiklos vertinimas. Iš tiesų yra be galo svarbu, kad tarnybinės veiklos vertinimo pagrindinis akcentas būtų ne dokumentų pildymas, ne tam tikrų vertinimų surašymas. Jis irgi yra svarbus, todėl kad taip, tam ir yra sistema, kad mes galėtumėm apibendrinti, kuo mūsų žmonės yra svarbus, stiprus organizacijoje arba kokių kompetencijų jiems sistemingai trūksta ir tenai tada nukreipti mūsų ugdymo pastangas. Bet vėlgi, pirmoje eilėje remiuosi verslo organizacijų praktika. Centrinis ir pats svarbiausias dalykas darbuotojų veiklos vertinime tai yra metinis pokalbis, kurio metu užsimezga, susidėlioja tas taip vadinamas nerašytas psichologinis kontraktas tarp vadovo ir pavaldinio, kad mes bendrai suprastumėm, ką reikia padaryti. Taip, mes esam skirtingose pozicijose, bet aš kaip vadovas ir tu kaip pavaldinys iš skirtingų pozicijų mes siekiam vieno ir to paties tikslo. Ir ne tik tai, ką mes turime padaryti, bet būtent aptarti, kaip mes turime padaryti. Nes tikslų įvertinimą jį galima padaryti ir pildant formas. Jeigu mes turim įsivedę labai aiškus kriterijus, yra pakankamai paprasta suskaičiuoti pasiektas tikslas ar nepasiektas tikslas. Bet ta dalis, kaip tu tą padarai, kuo esi tikrai stiprus arba ko tau pritrūksta, čia yra svarbiausias dalykas ir tiesiog vėlgi iš mano patirties, iš tų organizacijų, su kuriuom man tenka dirbti patirties, didžioji pokalbio dalis jinai yra skirta būtent šitiem dalykam kompetencijų aptarimui. Nes tikslai mes juos išskleidžiame nuo organizacijos tikslų iki individualių tikslų ir kiekvienas iš mūsų gauname tam tikrą dalelę. O štai kompetencijos jos yra svarbios visiems, svarbios vienodai, tik tai konkrečioje darbo vietoje, atliekant konkretų darbą, jos pasireiškia skirtingų elgesių. Va tai, ką ponia Dalia gražiai sakė, kompetencijos matosi iš elgesio. Tai čia pokalbio metu esminis dalykas yra vadovui ir pavaldiniui tarpusavį sutart, kokio elgesio aš iš tavęs tikiuosi. Kad paskui susitikus po metų mes galėtumėm pagristai vertinti, pavyko ar nepavyko. Kodėl yra tokia situacija, kokia jinai yra, ką daryti geriau kitame planavimo laikotarpyje. Ir esmė tada ir lieka tame, kad iš tiesų, kai mes šnekame apie tarnybinės veiklos vertinimo pokalbį, esminis dalykas yra orientuotis į ateitį. Kokių kompetencijų reikės ateityje? Ką svarbiausia yra sustiprinti, o ne tik tai žiūrėti į praeities dalykus. Kitas dalykas tai yra ugdymo klausimas. Iš tiesų, kompetencijų įvertinimas, patys turbūt tą puikiai žinote ir darote, yra dalis informacijos, kurios pagrindu yra sudėliojami ugdymo planai. Aišku, šalia to yra ir kiti dalykai. Yra organizacijos strategija, kuri nustato tam tikrus prioritetus, ką jūs norite pakeisti. Yra valstybės tarnautojų mokymo strategija, kur irgi yra labai aiškiai įvardinti prioritetai, lyderystė, analitiniai gebėjimai ir visi kiti tikrai visos sistemos mastu svarbus dalykai.
Pagaliau asmeniniai veiklos tikslai ir darbuotojo prioritetai, kur aš kaip darbuotoja matau savo ateitį šitoje organizacijoje, jie irgi labai stipriai susiję su tuo, kokie ugdymo planai yra sudėliojami. Bet į ką norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, vėlgi remdamasi daugiau verslo organizacijų patirtimi, kur yra dedamas akcentas tada, kada mes renkamės ugdymo priemonės. Skirtingos gali būti priemonės. Mokymas auditorijoje, mokymas darbo vietoje, saviugda. Iš tiesų, ką aš pastebiu, kad viešajame sektoriuje labai dažnai mokymo yra įvardinamas mokymas auditorijoje. Tuo tarpu, ko gero, jeigu kiekvienas iš mūsų prisimintumėm, ką svarbiausio mes esame išmokę darbe, aš esu beveik tikra, kad atrastumėm, kad didelė dalis mūsų svarbiausių išmokimų atėjo tada, kada mes kažką bandėm daryti darbo vietoje. Tai čia galbūt yra toks esminis skirtumas, kurį aš matau tarp viešojo sektoriaus ir tarp verslo organizacijų, kad daugelis verslo organizacijų netgi savo ugdymo politikose, kuriuose yra sudėliojama, kaip mes suprantame ugdymą, kur mes dedame prioritetus, svarbiausia akcentą deda mokymui darbo vietoje ir saviugdai. O mokymui auditorijoje, be kurio irgi neapsieisi, kuris irgi yra visą laiką labai svarbus, yra skiriama, netgi kartais skaičiais tai yra išreiškima, nuo 10 iki 20% visos mokymo apimties. Visa kita turi būti mokymas darbo vietoje ir saviugda. Ir ką tai reiškia? Tai taip pat reiškia, kad ne tik tai tokiu būdu ugdai kompetencijas, bet kad tai reiškia, kad mes turim turėti žmonės savo organizacijose, kurie be visų tų išvardintų kompetencijų, kurios yra jūsų modelėje, jie dar moka ir mokyti. Ir kad tai yra natūrali darbo dalis, kad aš mokausi ir aš dar pamokau kolegas tada, kada reikia. Taigi, kompetencijos ugdymo sistemoje. Kompetencijos karjeros valdyme. Vertinimo aspektą, šnekant apie kompetencijas, aš paminėjau ne kartą ir išties vertinam naujai ateinantį žmogų, vertinam dirbantį žmogų tada, kada atliekam tarnybinį veiklos vertinimą. Iš tiesų, jeigu mes galvojam apie savo darbuotojų karjeros planavimą, yra svarbus trečias vertinimo aspektas. Tai yra potencialo įvertinimas. Vėlgi, turbūt iš savo praktikos labai aiškiai žinote ir matote tokių pavyzdžių, kad yra žmonių, kuriem dar augti ir augti, o yra žmonių, kurie dabar yra puikūs darbuotojai. Bet iš tiesų tai, ką jie dabar daro, jie jau yra pasiekę savo veiklos srities lubas. Ir kai galvoja apie karjerą, iš ties būtų didelė klaida keisti darbuotojo darbo vietą, galvoti apie jo paaukštinimą, jeigu tai yra puikus darbuotojas, tačiau jo potencialas augti, jo potencialas padaryti daugiau ar daryti kitus dalykus yra ribotas. Lygiai taip pat, turbūt vėlgi savo kailio esate ne kartą patyrę, kad specialisto kompetencijos ir vadovo kompetencijos tai yra du atskiri sąrašai. Ir labai geras specialistas, jisai tikrai ne visada bus puikus vadovas, kaip atvirkščiai žmogus, kuris puikiai moka vadovauti, kartais nelabai moka būti gerų specialistų. Taigi, galvojant apie tai, o kas turėtų padaryti tą žingsnelį į viršų mūsų organizacijoje, yra svarbus potencialo vertinimas. Ir kai galvoji apie tam tikrą rezervą tų pačių geriausių, nors mes sakom, kad vadovavimo ir lyderystės kompetencijos jos yra vadovam, tačiau galvojant apie pačių geriausių vertinimą, tai gali būti atskaitos taškas ir jų įvertinimų. Ir ne tik gali, bet ir turi būti. Vėlgi remiuosi verslo organizacijų patirtimi, kurios turi tas savo, kaip dabar mėgstama vadinti, talentų programas ar rezervo formavimo programas, kokiais žodžiais tai be pavadinsi, kur yra surenkami specialistai, kurie turi būtent didelį potencialą. Tiek būti geresniais specialistais, tiek būti ateities vadovais. Ir čia, aišku, įvertinimo metodai, jie gali būti šiek tiek labiau sofistikuoti, sudėtingesni, įvertinimo centras, vadovavimo auditas, bet kartais pats paprasčiausias tiesioginio vadovo įvertinimas, kai mes turim labai aiškus kriterijus. Tai pagal ką vertinam? Ar sugeba vadovauti kitiem, kada turi, tarkim, kažkokius tai projektinius uždavinius,
ar sugeba vesti paskui save kitus, nebūtinai, nebūdamas vadovo pareigose, bet kai reikia, nežinau, suorganizuoti šventę kalėdinę. Ir vat iš tokių dalykų mes irgi galime vertinti žmonių potencialą ir tai reikia daryti, kai galvoja apie darbuotojų karjerą. Na ir dar viena dalis, kuri visą laiką kelia daug susidomėjimo ir kartais šurmulio tokio, tai yra atlygis. Kaip kompetencijos yra susijęs su atlygiu ir ką verslo organizacijos daro, susėdamos šitos du dalykus, nes faktas, atlygis irgi yra personalo valdymo sistemos dalis. Įprasta, kad verslo organizacijose mes turim tas dvi dalis, fiksuotą atlygį ir kintamą atlygį. Nors yra ir tokių organizacijų, kurios turi tik tai fiksuotą atlygio dalį, darydamas prielaidą, kad jeigu mes priimame žmogų į darbą, pagal tas visas kompetencijas, apie kurią šnekam, tai jis jau turi būti puikus specialistas, jis jau turi būti motyvuotas ir mes neturim mokėti nieko papildomai, vien tik už tai, kad jisai ateina į darbą. Žiūrėkit, netgi kalbos lygmenį mes kartais labai įdomiai šnekam apie atlygį savo. Ką mes darom su atlyginimu? Gaunam, ne? Mesgi nešnekam, kad mes užsidirbam. Mes gaunam. Ir va čia yra toks požiūrio skirtumas, tai už ką mokėti atlyginimą. Tai, ką dažniausiai tenka matyti dabar verslo organizacijose, atrodo štai taip. Fiksuota atlygio dalis, tai yra tas nekintantis atlygis, jisai pats savaime susideda iš keletos dalių. Viena dalis tai yra tai, ką mes mokam vien tik tai todėl, kad žmogus dirba tam tikrose pareigybėse. Ir tai yra nustatoma jau ateinant į darbą. Paskui mes dėl tų dalykų nesideram, nebent keičiasi visos organizacijos struktūra ir peržiūrima visa atlygio struktūra. Ir kita dalis yra mokama būtent už turimą kompetenciją. Ji gali būti visiems vienoda tam tikrose pareigose dirbantiems žmonėms, ji gali truputėlį kisti priklausomai nuo to, kiek aukšta yra to žmogaus kompetencija. Bet paprastai tas skirtumas jisai nėra ypatingai didelis. Taigi kompetencija yra dažniausiai, ką tenka matyti, fiksuoto atlygio dalis. Ir šalia to yra kita dalis. Tai yra kintama atlygio dalis. Ir čia, jeigu mes metinio veiklos vertinimo metu vertiname tą kompetencijos pokytį, kiek jinai paaugo, kartu mes vertiname ir tikslų pasiekimą. Ir kintama atlygio dalis yra mokama už tikslų pasiekimą, už pasiektus rezultatus. Ir už tuos visus ekstra dalykus, ko mes net neplanavom, net negalvojom, net nesitikėjom, bet žmogus padarė daugiau, negu mes tikėjomės. O už tai yra mokama papildoma kintanti atlygio dalis. Ir tada jinai tampa tikrąja to žodžio prasme kintančia. Nes situacija keičiasi ir vienais metais mes tikslus pasiekėme, o kitais dėja būna ir kitaip. Taigi tada tikrąja to žodžio prasme turim fiksuotą ir kintamą atlygį. Na ir dar vienas dalykas, į ką norėjau atkreipti dėmesį, kai šnekam apie tai, kaip yra ir kur yra taikomas kompetencijų modelis. Tai yra strateginis žmogiškų išteklių valdymas. Aš jau minėjau tą dalyką, kad turint kompetencijų modelį, tikrai galima pereiti nuo personalo administravimo prie jo tikrojo valdymo. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad būdami specialistai šioje srityje, kompetencijų modelio pagalba gali matyti visybinį vaizdą. Ir tada ir gali siūlyti tam tikrus sprendimus vadovams, kurie ne tik tai pataisytų esamą situaciją, ne tik tai užkamšytų tam tikras skyles, bet taip pat padėtų numatyti, ko reikės ateityje, kokių žmonių, kaip mes tai galime pasiekti. Nes vėlgi, žiūrint į verslo organizacijas, personalo specialistams verslo organizacijose dabar tipiškai priskiriama ne tik tai tų mano jau išvardintų personalo valdymo sistemų priežiūra, metodinė ir veikimas, bet taip pat jiems yra priskiriami ir organizacijos vystymo dalykai, vidinės komunikacijos stiprinimo dalykai. Taigi tai irgi yra tokių žmonių kaip jūs darbo dalis. Na ir dar keletą dalykų norėjau pasakyti apie diegimo klausimus. Sukurti ir patvirtinti tai yra ne tas pats, kas įdiegti. Nes galima sakyti, kad mes modelį įdėgiame tada, kada juo naudojamės.
kada tai yra gyvas įrankis, o ne tik tai tvarkingai surašytas tekstas. Iš ties, kai galvojam apie modelio diegimą, čia, sakyčiau, veikia visi dėsningumai, kurie veikia bet kokiame kitame pokytyje. Čia šitoje skaidrėje matote tam tikrą statistiką, kaip paprastai mes reaguojame į pasikeitimą. Ir šalininkų būna paprastai mažai, bent jau pačioje pradžioje. Čia kaip čia parašyta 15%, tų, kurie sako, pagaliau, sulaukė. Tų, kas aktyviai priešinasi, irgi yra paprastai nedaugiau, paprastai panašus skaičius. O dauguma yra kažkur tai viduje. Gana didelė dalis žmonių yra kaip čia yra parašyta, neužtikrinti, bet atviri. Tai yra žmonės, kuriem, bet manau, kad šitoje auditorijoje daug yra tokių žmonių, kuriem reikia gero pavyzdžio. Kai aš pamatau, kaip kitas taiko tam tikrus dalykus, aš tada suprantu, kaip ir man tuos dalykus daryti. Ir yra gana didelė dalis tų, kas čia yra įvardinta kaip išsigandę, skeptiški arba nepasitikintys. Dėl šitų žmonių reikia pakovoti. Šitų žmonės reikia mokyti, jiems reikia rodyti pavyzdžius, su jais reikia individualiai kartais dirbti, šnekėti, mokyti, tam, kad patraukti juos į savo pusę. Ir ką tai reiškia? Kai mes turime tokio įrankio diegimo procesą ir dar tokiu didžiuliu mastu kaip valstybės tarnyba, tai pačioje pradžioje tų šalininkų skaičius didėja iš lėto. Mes darome tuos dalykus todėl, kad įsakymas yra, mes darome tuos dalykus todėl, kad gal kažkas pasakė, kad tikrai bus gerai. Galbūt mes turim kažkokią tai ankstesnę patirtį, kurią mes atsinešėm į savo organizacijas ir tikime, kad tikrai bus gerai. Bet tada, kada atsiranda tie pirmieji gerieji pavyzdžiai, o toliau girdėsite apie tos geruosius pavyzdžius, paprastai tas šalininkų padidėjimas, jisai toks, užtelių banga. Todėl, kad ne taip baisu viskas, kaip atrodė iš pradžių. Ne taip sudėtinga, kaip galbūt atrodė iš pradžių. Ir paskui kartais tenka spręsti sunkes tokias dilemas, ką daryti su paskutiniais likusiais. Nes čia vėlgi tas mano 20-80 principas, kurį aš minėjau pradžioje, apie tos prioritetus irgi veikia. 20% mūsų pastangų padeda pritraukti 80% tų šalininkų, o su likusiaisiais, tais paskutiniais būna kartais labai sudėtinga. Čia galbūt vieno lengvo sprendimo nėra, nes komunikacija, mokymas, pavyzdžių rodymas, jis neturi sustoti. Tai yra nuolatinis procesas, kai mes turime kažkokį tai valdymo įrankį tam, kad jisai veiktų. Nes vėlgi, tarkim, verslo organizacijos turi tokį labai, gal sąlyginį, bet aišku atskaitos tašką, kad bet kokia valdymo sistema, jinai, žinot, kaip pienas, turi savo galiojimo laiką. Ir maždaug kas porą metų ją reikia peržiūrėti ir nupūsti dulkes ir įsitikinti, kad jinai veikia pasikeitusiomis kartais aplinkos sąlygomis. Jeigu neveikia, vadinasi, mes turime daryti korekcijas. Taigi, tas prisitaikymas, jisai yra nuolatinis ir tie lėti paskutiniai prisitaikėliai, jie visą laiką egzistuos. Bet svarbiausia, kad ta vidurinė banga jinai ateitų, pamačiusi geruosius pavyzdžius. Ir kai aš šneku apie tokių sistemų diegimą, tai turiu pasakyti, kad kai kurios verslo organizacijos savo kompetencijų modelius ir jų pagalba formuojama organizacinė kultūra laiko ne tik tai, kad faktu, kuris egzistuoja, bet laiko savo konkurenciniu pranašumu. Ir jį ypatingai vertina dėl tos priežasties, kad tokį konkurencinį pranašumą yra sudėtinga sukurti. Tai trunka daug laiko. Bet nusikopijuoti jo irgi praktiškai neįmanoma. Tuo yra tikrai sukuriamas organizacijos unikalumas. Ir kai galvoja apie kompetencijų modelio diegimą, turiu tiesiai šviesiai pasakyti, vėlgi iš savo patirties, iš klientų organizacijų, su kuriomis dirbu patirties, kad pirmieji metai, taikymo metai, po to, kai jau viskas yra patvirtinta ir jūs galite naudotis, tai yra mokymosi metai. Ar mes galvosime apie kompetencijas atrankoje, ar mes galvosime apie kompetencijas darbuotojų vertinime, mes nemokame, vadovai nemoka, kurie yra pagrindiniai taikytojai, darbuotojai iš viso bijo šitų dalykų.
Taigi pirmieji metai tai yra mokymosi metai ir kas čia yra itin svarbu? Itin svarbu yra parodyti, kad tai yra valdymo įrankis, o ne geriečių blogiečių atrūšiavimo įrankis. Tai yra personalo valdymo sprendimai, kurie yra priimami taikant kompetencijų modelį, jie turi būti aiškus, pagrįsti ir pirmiausiai siūlyčiau juos nukreipti į tai, kokį organizacijos potencialą mes vystysime, o ne į tai, kad galbūt mes kažką tai tenai nubausime, dėl to, kad jie neatitinka vieno ar kito lygio. O antraisiais metais tada jau formuojasi tikrai taikymo įgūdžiai. Ir pirmiausiai formuosi vadovų įgūdžiai, nes kaip tenai bebūtų, kokį personalo valdymo įrankį mes bepaimtumėm, vadovai turi mokėti jį taikyti. Taigi, po truputėlį išmoksta. Mano patirtis yra tokia, kadangi yra tekę sekti ne vieną organizaciją, ne vienus metus, kai yra diegiamas tokios personalo valdymo priemonės, kad kažkur jau 3 metais tai jau moka. 2 metai tai yra jau įgūdžiai šiokie tokie yra, bet dar juos reikia šlifuoti. O 3 metai ir toliau, jeigu tikrai rodai tuos geruosius pavyzdžius, jeigu tikrai mokai, jeigu tikrai nuolatos komunikuoji svarbą ir pasiektus rezultatus, tai po truputėlį organizacijos tikrai to žodžio prasme prisijaukina šitą modelį ir formuojasi ne tik tai įgūdžiai, bet ir nuostatos. Bet tai, ką aš pasakojau pačioje pradžioje verslo organizacijose. Mes jau net neprisimenam, nuo ko mes ten viską pradėjom. Visas šitas dalykas tai yra savaime suprantama mūsų darbo dalis. Taigi procesas ilgas, bet procesas, kaip sakiau, suteikiantis stuburą visam personalo valdymui. Ir ypatingai svarbus dalykas, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kad tokie pokyčiai, čia vis tiek esate daugiausiai personalo valdymo žinovai, tokie pokyčiai nevyksta be vadovų pagalbos. Aš įvairiose verslo organizacijose mačiau tiek teigiamų, tiek neigiamų to pavyzdžių, kaip visa organizacija ir visas didžiulis padalinys nueina paskui vadovą, kuris aiškiai deklaruoja, kad taip, tai yra mūsų valdymo įrankis ir mums to reikia, arba, žinot, čia vėl kažkokį tai įsakymą atsiuntė. Jiems reikia, mes padarysim. Tai vat nuo tų dalykų, ką vadovai komunikuoja, mes galim labai daug teisingų žodžių sakyti. Bet nuo to, ką komunikuoja vadovai ir kaip jie šneka apie šitos įrankius, apie kuriuos mes šiandien šnekame, itin priklauso tai, kaip darbuotojai žiūrės į visą tai. Ir tai, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad vadovai yra pagrindinis taikinys, į ką turėtų būti nukreiptos pastangos, bent jau pradžioje, kad jie suprastų, jie žinotų ir jie tada perduotų tą savo supratimą toliau savo pavaldiniam. Vadinasi, pristatymai, diskusijos, mokymai, jie tikrai neturėtų būti vienkartiniai. Ir jeigu taip pasižiūrėti tokius pasiūlymus ar tipsus, kur ten nukreipti tas pagrindinės savo pastangas, turint omeny, kad tikrai pakankamai daug tokių sistemų esame matę įvairiose organizacijose, o mes su kolegomis taip pasitarę įvertinom, kad ko gero verslo organizacijose pati didžiausia banga kompetencijų modelių diegimų buvo 2005-2009 metai, tame tarpe. Tai vadinasi, jau to pritaikymo, įdiegimo tikrai ne vienas žingsnis yra praeitas ir, kaip sakau, daug kur tai yra savaime suprantamas dalykas. Išties ne kartą minėjau, kad reikia daug pristatymų, daug mokymų ir daug diskusijų. Ir pats geriausias laikas, pati geriausia forma, kada tai yra daroma, jeigu, tarkim, artėja metiniai pokalbiai, jeigu artėja vertinimai, darykite mokymą prieš pat. Nes, žinot, čia kaip su tuo suaugusiųjų mokymu. Kuo greičiau aš turėsiu progą pritaikyti tam tikras savo žinias arba įgūdį, tuo yra didesnė tikimybė, kad jisai prigis mano darbe. Tai vat, kai pamokai prieš pat ir paskui aš iš karto galiu pabandyti, tada tikimybė, kad tai prigis yra pati didžiausia. Yra labai svarbu, kad kompetencijų modelis, jisai būtų, kaip čia kabutėse parašyta, išverstas į jūsų kalbą. Ką turiu omeny? Kartais iš tiesų, nieko papildomo nereikia. Tai, ką
tenai rasite tam apraše, tai yra tai, kaip mes paprastai šnekame apie savo žmonės, apie jų žinių ir įgūdžių tobulinimą. Bet kartais ne visai tai būna. Žinau tokių verslo organizacijų, kurios net kodinius pavadinimus yra susigalvoję savo kompetencijų modeliam arba savo tam tikroms personalo valdymo sistemoms ir tada pasakai ir visi žino, apie ką šneka. Kartais tuos tokius gana abstrakčius pavadinimus tenka praplėsti savo darbo elgesio kalba. Aprašymus turiu omeny kompetencijų. Taigi, tai yra įrankis, kurį reikia plėsti ir naudoti. Aš jau minėjau, kad tai yra minimali kartelė, kurią reikia toliau naudotis ir jį auginti pas save organizacijų. Labai svarbu reguliariai vertinti progresą. Ar mes šnekėsim apie visą sistemą, visą kompetencijų modelį? Ar mes šnekėsim apie jo taikymą mūsų konkrečioje organizacijoje? Tai veikia, neveikia, kas būtent nesuveikia ir kaip tuos dalykus galima padaryti geriau, turėtų būti vertinama kas sezoną, taip pasakykime. Vėlgi, žiūrint į verslo organizacijas, kaip jos tai daro, įprastas dalykas yra kartą metuose įsivertinti, kas pavyko, kas nepavyko. Ar tikrai mes įvertinom žmonės pagal jų kompetencijas, ar žmonėm aišku, kur yra tolimesni jų tobulinimosi prioritetai, ar grįžtamasis ryšys, kurie jį gavo, buvo tikrai konstruktyvus ir skatinantis toliau mokytis ir toliau tobulėti. Labai svarbus dalykas yra tai, ką darote jūs. Ir kaip jūs palaikote savo energiją ir norėjimą ir mokėjimą dirbti su šito modeliu. Didesnėse organizacijose arba organizacijų grupėse įprastas dalykas versle yra turėti tam tikrus personalo vadovų klubus, pavadinkim tai taip. Virtualius, kažkokią intranetinėje erdvėje ar gyvus, susirenkant kartą per mėnesį ar kartą per 2 mėnesius, kur galima būtų pasidalinti savo patirtimi, pasidalinti savo gerosiomis praktikomis arba apsilankyti vieniem pas kitus ir pamatyti gyvai, kaip mes tos dalykus darome. Tai, kaip sakiau, padeda palaikyti energiją ir padeda auginti savo pačių kompetenciją, kaip tų žmonių, kurie palaiko šitą įrankį gyvą ir padeda vadovam jį kuo geriau taikyti. Na ir dar paskutinis galbūt itin svarbus dalykas. Džiaukitės tuo, ką padarote. Viešinkite. Garsiai šnekėkite apie savo sėkmes. Ir tai yra ne tiesiog pasigyrimas, tai yra labai funkcionalus dalykas. Žinot, čia gali sakyti, kad tai yra vienas iš projektų valdymo įrankių. Ten yra toks projektų valdyme, yra tokia technika, kad reikia savo galutinį rezultatą būtinai suskaidyti į mažesnius rezultatus ir kai mes tuos tarpinius rezultatus pasiekėm, reikia atšvęsti. Reikia visiems parodyti ir reikia garsiai apie tai šnekėti. Todėl, kad tada ir kiti pamato, kad mes einam į teisingą pusę. Ir mes patys patikime, kad mes darome tikrai labai svarbius ir reikšmingus dalykus. Taip, kad džiaugtis tuo, ką pasiekėte, yra labai svarbu ir tą reikia daryti reguliariai. Tai tokius dalykus norėjau susumuoti savo pranešime ir tada vėliau po manęs gal bus vienas iš tokių pasidžiaugimų apie konkretų pavyzdį, konkrečią organizaciją ir tai, kas tenai vyko ir kuo jie gali pasidžiaugti. Ačiū gerai. Ar būtų klausimų? Aš turėjau paklausti, jūs kažkaip praleidėte už tos visos temos, perėjote per visus punktus ir atlygis ir skatinimas buvo. Kas tas skatinimas? Atlygis, jo, žinot, kodėl buvo atskirai sudėliota, kam skatinimas arba motyvacija, kai paimi tą žodį, mes labai skirtingą prasmę jį sudedame. Ir dažnoje organizacijoje, kai tu girdi žodį skatinimas, tai turi omeny kintamą atlygio dalį. Tai aš ten taip sąmoningai atskiriau, kad iš vienos pusės yra atlygis su savo kintama ir su savo fiksuota dalimi, skatinimas tas materialusis, o tą skatinimą atskiriau, kad tą nepiniginį skatinimą turėtų omeny. Nepiniginį, tai aš turiu nepapildomas naudas omenyje,
ką mes dažnoje organizacijoje va tenka matyti, kad tai yra vadinama nepiniginiu skatinimu, bet tai yra tikrąja to žodžio prasme atlygio dalis, tos nepiniginės naudos. Tai yra, na nežinau, kokį aš kompiuterį kaip darbo įrankį turiu ir panašius dalykus, kaip atrodo mano kabinetas ir panašiai. Nes šitie dalykai organizacijai kainuoja, tik man kaip darbuotojai nekainuoja. Aš turiu, kai šneku apie skatinimą, turiu omeny pirmiausiai, kaip vadovas dirba su savo pavaldiniais. Ir kaip vadovas savo asmeniniam darbe, į ką jisai kreipia dėmesį. Nes jeigu mes turime kompetencijų modelį, tai reiškia, kad ne tik tada, kada vyksta formalus vertinimas, bet ir tada, kada tiesiog darbo eigoje aš kažką tai išskiriu kaip gerą arba prastą darbo pavyzdį, tai kompetencijos yra tas atskaitos taškas. Tas minimali kartelė, nes aš kaip vadovė galiu pridėti dar vieną, antrą arba trečią kompetenciją viršum to sąrašo, kurie čia mūsų darbe būtent šitoje darbo vietoje yra svarbus. Tai kai šnekėjau apie skatinimą, aš turėjau omeny pirmiausiai, tiksliau nešnekėjau apie skatinimą, turėjau omeny pirmiausiai vadovo darbą su savo pavaldiniais. Ačiū dar kartą, Dievai, aplodismentai.